Čia V forma. O jau šovė. V forma. Dabar yra pusė 6 ryto. Ir ką, ir pasirodo, kad pasaulio pabaiga ir kad šuduva visiška. Sveiki draugai, va, laužas. Jokūbas norėjo, kad labai parodytume šį laužą, tai va laužas. Tai dirbam naktį, nes aš asmeniškai užsivėlavau gerai ir dirbam naktį, tai jo. Turim šiek tiek apšvietimo, turim daug maisto, turim mūsų nuostabaus rėmėjo Red Bullo. Eime. Jo, labai. Tai va, draugai dirba. Raftas eina po truputį į pabaigą. Turim antrą žiedą, jau jis realiai į pabaigą eina. Ten dar pačiam gale iškilo problemų šiek tiek, bet nieko tokio susitvarkysim. Pabaigiam antrą žiedą, tada keliausim į mūsų patikimą būdą. Ten kažkur miško gilimoj, miško tamsumoj. Atsinešim visas lentas ir darysim grindis ant viršaus, ant kur mes stovėsim rytoj. Dabar baigiam darbus, važiuojam namučia į pirtelę, išsimiegam valandą ir tada važiuojam čia atgal į Balsius ir rytoj testuojamas. Tai ten yra priekaba. Einam iki priekaba? Einam iki priekaba. Va, turim priekabą. Tai čia rytoj bus mūsų transportas. Rytoj mes čia dėsim plaustą. Tiksliau šiandien bandysim, nežinom dar, bet bandysim šešiese. Va, mes šešie, ne? Jo. Šešiese. Ne, aštuoniese būsim, dar atvarysim. Bet bandysim užsinešti šešiese plaustą ant priekabos, kad rytoj galėtume važiuoti. Pabandysim dar kažkiek pafilmuoti, nežinau, čia kas naktį matysis, kas nesimatys, bet jo. Ir tada susitiksim rytoj ryte. Vėl skirsim? Skersai bačką. Nereik visą lentą machu nugręžti. Pritraukimo manevras buvo įvykdytas. Šildo kiaušinius ir... Sveiki žiūrovai, pusė 2, kiek dabar? Pusė 3. Ne, nu gerai, nemeluoju. 2? Dvi. Nu beveik 2 vienu žodžiu, tai mes pradedam kitą dieną, jo, dirbdami. Tai planas bandysim testuotis, pagrindinė problema, kad svorio daug. Aš milijoną kartų sakau. Jo, bet... Jo, aš tiesiog primenu gerai. Karočiui, gerai. Mes puikioj nuotaika esame visi dėl to, nes išgėrė Red Bullio ir Vytauto, ir prisivalgė Nomedos, ir Čiaz. Ir Gaidelio. Tai jo, Danylui žodis. Palauk, čipsai. Tiek iš Danylo. Gerai, susitiksime vėliau. Mūsų progresas kol kas toks. Mes susukome antrą aukštą. Mes susukome... Ateik čia, Danylačiu. Mes susukome sutvirtinimus, kad neiššoktų bačkos ir taip pat iš apačios visas sutvirtinome trosais, kad jos nepabėgtų. Ir taip pat viską dar sugrėžiojome, sutvirtinome, na, visas antras aukštas sutvirtintas tokiais vat, koliukais atraminiais. Tai jie irgi duos struktūrinio standumo. Tai, Liudvikai, ką pakomentuosi apie procesą šitą? Buvo sunku, bet mums pavyko. Dabar trečia tarp kitko nakties yra, tai kam įdomu. Nu, arba ryto. Komandos narys truputį ilsisi. Atgulė, amžinatė Ja. Jau mano. 3, 2, 1. Oi, karapietas koks. Nesimato. Gerai, kaip bačkos atrodo? Ką žinau, normaliai. Ne, mes turim, ei, mes norim nuleisti. Gerai. Mes turim nuleisti, kad lygiai būtų. Davai, trauk. Laikom. Sutraiškysim Beną. Nu, bent jau prie pietų stalo neišvadinsim. Tu paskutinis durnius esi, jo. O aš sakiau, iššok, Jantai, šovė. A, ja, matas. Čia visas linksas, šlakinės negali paleisti. Negali. Reikia padėti kažką. Arba traukti reikia. Atgal? Atgal? Aš nepasakau. Ne. Vis du. Reikia kažkas, kad iš tos pusės keltų. Visa nukrito, okei. Ta pati visa.
Tai man sakė, tai Liudvikas. 3, 2, 1. Ok, problema kažkuri bačka remiasi, kažką, man rodos, priekinė dešiniai, man taip. Ant 3, 1, 2, 3, važiuojam. Mes čia patys. Vėl tenais užkabinam. Palauk. Pavažiuok dar biškį prieš. Ten čiūjų gale. Varo. Važiuok. Gerai, važiuok. Judam. Momentumą. Oi, Stop. Ten remiamės į tą tvorytę šiek tiek. Šiaip tai keista, kad laikosi daiktai. Aš suk. Liudvikas. 3, 2, 1. Užėjo. Turim trauk, turim... Oi, šiausia. Gerai. Čia V forma. O jau šovė. V forma. Jo, man atrodo, nes buvo garsas kažkoks, ne? Ne, gal pačka tiesiog pajudėjo. Ai, bačkai dubo. Labas rytas. Dabar yra 5:30 ryto. Sekmadienį. Ir mes turim važiuoti testuotis plaustą. Chebra absoliučiai visą naktį dirba. Ir atsikėliau skambutį, kad nėra gerai. Tikriausiai šiandien testavimas neišeina. Iš to, ką pasakoju, kaip supratau, kad patį plaustą per purvą, kuris yra labai sunku yra pratempti. Planas buvo neštis į Žaliosius ežerus, tai mes jų nenusinešim, kaip supratau. Tai aš varau pas juos, laukiu Chebros, tai yra jie laukia manęs ir tada žiūrėsim, ką ten darysim, bet kol kas, kaip supratau, šiandienos planas yra užsidėti plaustą ant priekabos, pasižiūrėti, kaip jinai elgisi, nusijimti ir tada skirstytis. Nu taip, žiūrėsim, iki. Nu kažkas čia buvo. Chebra sėdi. O, čia koks nedėkingas purvas. Nežinau, kiek čia metų. Einam pas kolegas. Jau, italą. Žiūrėsim, ką turėsim. Tik noriu nufilmuoti gelius dar, ne? Jo. 2 pakabinti pas mane jiems kišenį. Nuo 7 pradėjo dirbti, tai 12 valandų berniukai dirba. Ir žodžiu, plaustą mes šiek tiek... Tai yra ne mes, o Chebra nutempė plaustą nuo čia iki ten jums rodė video ant ralo. Tada suprato, kad nieks neišeis ir tada mes nuo ralo tempėm iki čia. Tai šiandien ką padarė, tai yra sutvirtinus skersinius, kad neiššautų bačkas į viršą ir supratom, kad reikia keisti taktiką ir galvoti, kur mums važiuoti testuotis. Ir kaip mums važiuoti testuotis. Tai va, visi dabar labai laimingi. Tai ačiū visiems rėmėjam, ačiū, kad mus remėt, mes šviežiom galvom kipsim pirmadienį darbus ir iki toli. Ate. Sveiki draugai, nauja diena, nauja graži diena, sakyčiau, Balsiuose. Tai šiandien biškį tvarkomės, bandysim tvarkyti situaciją. Tai keisim pagrindinius profilius. Ir čia bus labai daug darbo, dabar kai žiūriu, galvoju, bus šiek tiek paprasčiau. Žiūrėjau, bus reikalų, nes mums reikia pakeisti va šitus profilius, kadangi jie yra, čia gal geriau matytis, kadangi jie yra sujungti labai nepratingai ir atsainiai per vidurį. Aš asmeniškai galvojau, kad laikys, kai sujungiam, pratestavom šiek tiek, jau atrodė šudinai, bet kažkaip galvojau, gal nieko tokio, gal ne pasaulio pabaiga ir ką, ir pasirodo, kad pasaulio pabaiga ir kad šuduva visiška. Tai keičiam. Nu ką, pjauna pirmą lentą dabar. Pati pirma jau yra keičiama ir mūsų, aš jums parodysiu, kaip puikiai atrodo. Pažiūrėkit. Jinai visa kliba. Jai yra šikna.
tą lentą panaudosim daiktadėžiai gal. Ir va, dedam naują. Aišku, dar čia susigaudyt, pritvirtint, bet visą krūvą dar laukia. Šiaip dar linksmas faktas. 2 mėnesiai statybų, savaitė statybų. Neveltui mums nemoka. Hebra, iš taškai diskelį, tai dabar važiavo pirkti. Mums važiavo Marius. Tai Marius jau yra plaukęs su vienu plaustu. Jisai dar vieną yra pastatęs. Tai ateina dalintis patarimais. Galvoju apie jūs, sakau, pasigalvokit kritinius taškus, kur jeigu kažkas nepaeina, kur stosit ir kur išsikrausit, jeigu netyčia. Mes prieš plaukiant pravažiuosim visą trasą, tas sustojimo vietas susižiūrėsim, ar ten tikrai galima kur viską pasidaryti. Tai netvirtinsim ir... Nes mes gal... Įsivaizduojat, kaip sunku jum įsispirt bus. Jūs basi būsit. Su tom, kur Basanovskė būna vandenį ir taip toliau. Kad ir čia stovit, vandens lygis čia, pažiūrėk, kokio ilgio irklas turi būti. Žiūrėjau, Marius davė patarimą, tai mums gal didžiausias klausimas, ką mums šitas antras aukštas, jeigu mes galėjom grindis tiesiog čia daryti. Mes sutaupytume šitą ir matau visą tą karkasą. Būna sekas, sekas. Ja, ir pagalvom ir patarė Marius, kad gal čia po 2 vaštus sukti, mes netaupom sukti. Visiems labai darbinga diena, dabar yra po 2:17, tai realiai per 5 valandas viską pasidarėm. Tai mes užtaisim šitos kirsinius, kad mūsų bačkos neiškiltų į viršų ir užtaisim, supjausti visur, va, tokias labai gali šiotų labai gražų pagauti. Visur šitas metalinės juostos, kad tos bačkos nepabėgtų taip pat į apačią. Pirmą ketvirtadienį už 3 dienų pasiėmam priekabą, pasiėmam daug žmonių priekabą, prisivarom ten, tempiamės, nešamės priekabą ten, užsidedam, kažkaip užsifiksuojam, dar čia irgi didelis klausimas, ir ką tada mes jau galėsim nuvažiuoti į kažkokį ežerą arba taip paplaukti. Šokinėk dabar. Nu, tvirčiau nebūna. Kitą pusę. Aha, gerai. Taip eina. Laikykit iš kelto, ko išėjo. Laikyk. Dar. Gerai, po truputį leiskit. Čia vienas tvirtinimas, čia antras tvirtinimas, ten trečias tvirtinimas, ten ketvirtas tvirtinimas. Nuomonės komentarai? Būriam. Gerai. Važiuojame. Varyk! Patrūkit, einam. Nu. 1, 2. Mes ant kranto da, atsargiai, kam? Tai galime mes iš karto su polium į vandenį. Palauk, padedam. Nu, bet čia žinokit. Ne, visi gerai, paleidom. Visi šonus pasakino. Dai. 1, 2, 3. Gerai, palauk, ramiai. Paleidžiam. 3, 2. Oi, palauk. Jokūbai, Reik čia daugiau. Kai kiaušinis palieka. Pala, ble, aš kas tai nenori. Jis paprastas kultūras savo. O pabandom kiek. Gerai, pala. Stūmim tiesiog. Jo, pala. Dar perlip. Taip pat, truputį bastam, kad neišplaukti, jau užteks. Ta pusė reikia labiausiai stumti. Šitą tai skraido, ne? Gerai, все. Aik, skraido! Dabar mes brendam. Nori, kad... Čia! Pafilmuokit kažkas nuo kranto. Wow! Bet laiko Šaltojam. Gerai. Opa! iki 2 metų. Davai. Nu, aš taip žiauriai, ne ta prasme. Nu, Ei, kitą pusę, pasiruoškit, sukam mus. Ei, kitą pusę. Atgal. Kitą pusę,
Aš gerai ir Jokūbai. Nu, asilaigius, aš bijau dabar gripčia. Aš bijau perlipti. Tu su gripkeliam. Jo, tai čia aš skesiu. Gerai, duok man tada. Atsiseks tas gritkelis. Tai palaidos gripkelis. Nenoriu laidot, aš tavo gripkelis. 3. Kažkas kažką. Jokūbai skęs tada. Ne, čia aš bijau eiti. Čia jau ore toj pusėje. Ras, dva. Seniai toj pusėje ore. Bejus Ūga čia. Ne, seniai. Operator never dies. Bet gerai stovėt, gali. Jo, visi į galą. Gerai, stojam. Galim su. Gal. Gerai. Šiaip, blėt, reikia, kad jau bus 4 žmonės prieki. Prieki, Nėra keltas. Blėt, aukštas. Ką iš dabar darysit? Ant priekabės kažką. Aukštai! Darom! Tu to? Galas! Pakelkit! Dar biškį! Pakelkit! Boba! Jo! Vasas bėgioja! Yra! Viens! Du! Ai! Aš neiškeliu vieną! Čia! Viens! Užsikad... Kisakit! Pakelkit! Dar biškį! Žodžiu, kol važiuojam ir vežamės plaustą už mūsų. Bet yra nežmoniška kolona. Va, gal matysis. Aš tau turiu! Kompanija nuostabi, visi prisidėjo. Ar geriau, ar blogiau, ar taip kaip tikėjai čia viskas? Nu, tikėjaus, kad plauksim, tai nenuskambam, tai viskas normaliai. Plaustas realiai nebuvo problema užkelt, buvo labiau problema transportuoti priekabas ir kaip jį daryti. Viskas gerai plaukė, šiek tiek bačkių šovė, ten per vidurį, bet ten didelių problemų nebuvo. Tai realiai liko mums pasidaryti pavėsinę, pasidaryti šoninę sieną, susitvirtinti viską ir plaukti. Tai susitiksim dar porą kartų.